Sveiki, blogio alijanso nariai. Draugelis papasakojo, tai buvo tiesiog išvažiavęs ir papasakojo. Mane tiesiog kursioks užkalbino. Aš tik buvau įstojusi į univerą, atsisėdom tą patį suolą ir man jis padarė iškart prezentaciją on the spot. Pradžioj buvo juokinga, bet... Juokinga istorija. Studijavau verslo finansus ir buvo COVIDas tada. Ir buvo tokios bendros universitetinės studijos pas mus Vilniaus universitete, tai aš buvau pasirinkęs tokią skaitmeninę kultūrą paskaitą ir ten buvo apie 500 studentų. Ir man tiesiog random parašė bičas žinutę per Teamsus, sako, sveikas Matai, čia tokia galimybė yra į Ameriką išvažiuoti. Tai taip ir sužinau, palikau savo kontaktus ir po to jis man paskambino. Šiaip smagiai atrodė, visas reikalas atrodė gera galimybė ir tų skilsų pasisemti ir geras iššūkis ir aišku, pinigų užsidirbti norėjosi, tai tiesiog gera galimybė atrodė. Challenges mane pradžioje tas labiausiai paskatino, nes draugės nenorėjo, o aš kažkaip norėjau tiesiog daryti tai, ko kiti nenori ir gal ko kiti bijo. Tai toks gal ir buvo visai savanaudiškas tas požiūris, kad parodyti savo, kad galiu, bet to pačiu ir mesti savo iššūkį. Aš gal mano visą toks buvo požiūris, kad aš nežinau, kai gyvenime kažką tai darydavau, vis tai ieškodavau, kad kadangi, nežinau, gal gruodį dėl to, kad gimęs, vis tai būdavo jauniausias iš visų, tai vis tai stengdavausi gal pasimti kuo daugiau per trumpiausiai įmanomą laiką. Tai man tas ir visai suklikino, kad per tos 3 mėnesius galima labai daug išmokti ir išsiskirti iš savo kursiokų ir to pačiu užsidirbti, pamatyti Ameriką. Tai daug dalykų gal suėjo vieną. Ką sakė artimi žmonės, draugai, šeima? Įvairiai. Tai šeima šiaip palaikė. Aš tiesiog pasakiau tėvams, kad varau vasarą į Ameriką, tai turbūt net tokio atsiklausimo net neturėjau. Bet buvo draugų įvairiai, buvo kas labai palaikė ir buvo kas labai nepalaikė. Tai buvo įdomu ir įdomus ir toks variantas. Tai jo, bet šiaip dabar tai faina, tikrai daug kas labai palaiko. Nežinau, average. Mama su tėčiu buvo neutralūs, jie kažkiek gal ir pergyvena, nes vis tiek viena pati Amerikoje į duris belst pas nepažįstamus, bet to pačiu ir džiaugiasi, jie buvo pripratę, nes aš visą laiką visur varydavau, darydavau. Tai kaip ir žinojo, kad manęs nesustabdys, tai sakyčiau, buvo neutralūs. O draugai tai irgi 50-50. Gerai, palaikė. Mano jaučiu numeris 1 fanė yra. Kai kurie gal draugai nelabai suprato pradžiai. Kai kurie draugai tiesiog gal mano pačio irgi po to jau nebe pirmą vasarą važiuojant pasikeitė gal prioritetai, tai pasikeitė tie ir draugai, bet šiaip dauguma palaikė. Kad aš esu užsispyrus. Aš esu užsispyrus bele kaip. Negalvau, kad tokia esu. Šiaip supratau, kad esu ir labai emociška at the same time. Nes yra buvo tokių dienų ir šiaip savaičių, kur ten verkdavau nemažai, tai tos emocijos būdavo up and down, o galvojau, kad aš čia chill, viską moku, viską suprantu. Tai, pasirodo, pamačiau, kiek aš dar daug apie save nežinau. Būtent tais sunkiausiais momentais. Kad jeigu ir turi gerus įgūdžius, talentą ar kažką tokio, tai be sunkaus darbo, tai nieko. Nieko nereiškia, tai reikia mokėti ir sunkiai dirbti. Kiek daug aš galiu? Galiu daugiau negu kiek aš galvojau. Buvo pirmą vasarą, 2 ar 3 savaitė darbo ir viena mama pasikvietė į vidų ir tuo metu buvo turbūt sunkiausias mano savaitės.
darbą, buvo labai sunku emociškai ir tiesiog supratau su ta šeima tą, kad jeigu nori, kad būtų fainas darbas, tu turi būti iš savęs fainas, kad tai yra darbo dalis. Ir pamenu, mane pamaitino, nusipirko knygų ir jo, tiesiog tokia buvo labai fainas, šiaip, būtent tas priėmimas jų buvo tas toks fainas. Pradėjau rytą pirmą vasarą, aš tiesiog šitą dieną jaučiu visą gyvenimą, tai prisiminsiu, kaip man buvo, nes pradėjau rytą nuo avarijos, buvau ten, įvažiavo man į šoną. Turėjau pati nuvaryti, dylint su tai žmonėm, jie ten buvo biški tokie nelabai linkę working out su manim, tai man iškart buvo tokia šūdina nuotaika visai. Tada nuvažiavau į teritoriją, mane iš jos išvarė kažkokie ten pašėlus moteris ir atrodė viskas tai buvo bad. Aš pradėjau verkti, atsimenu, nes tiesiog man toks buvo, oh my god, kiek galima, ant manęs dar policija iškvietė, nes galvoju, kad aš tiesiog nesuprato greičiausiai, ką aš ten darau. Ir viskas atrodė buvo so wrong. Ir aš buvau labai, tiesiog, va, irgi, emotions come, apsiverkiau, bet tada viskas kažkaip taip pasikeitė, atvažiavo ta policija, sako, va, viskas gerai su tavim, aš parodžiu permitą, sako, tirk, nesiparink, būna vis laik tokių žmonių, kurie ten gal kažkaip net taip supranta situaciją. Aš mane taip nuramino, mane net pamotivavo, tai man tas buvo labai miela. Ir aš po to pradėjau dirbti, aš galvoju, davai vis tiek susėmiau savį rankas ir vienus žmonės užsaininau, nusipirko knygų, aš tokia, galvoju, ir aš ten net raudonom akim dar buvau, ką tik paverkus atrodo. Ir viskas tai bad, bet vieni tokie ir irgi sako, viskas čia gerai, you go girl, galvoju, varau pas kitus, kiti nusipirko. Ir tada vakare dar trečias žmogus, tai man atrodo, aš turėjau vieną savo geriausių dienų, kai rytas buvo the worst in my life, ten toks. Tai tokį emotional roller coaster praėjau, bet aš kažkaip ta diena man ir toks įrodymas, kad it works out if you work. Tai jaučiu buvo diena, kai pats netgi iš tikrųjų nedirbau. Buvo diena, kai aš žiūrėjau, kaip mano vadovas dirba. Tai atsimenu, nuvažiavau jį pažiūrėti, pašedovint, pažiūrėti, kaip jisai pardavimus daro. Ir tiesiog buvo, atsimenu, labai sunku, nes visą savaitę sunkiai sekėsi, nelabai turėjau rezultatų, gal turėjau aukštesnius iš savęs kažkokius tai lūkesčius, kad greičiau įsivažiuosiu. Ir atsimenu, buvo tiesiog labai sunku. Ir tada man jisai davė padirbti. Ir atsimenu, pabeldžiau ir atidarė duris ispanakalbę meksikiečių šeima. Atidarė mama duris, pradėjau su ją kalbėti. Galvojau, kad ta mama iš tikrųjų yra dukra. Tai paprašiau, kad mamą pakviestų, tada pakvietė močiutę. Ir taip gausi, kad mane ten įsileido į vidų, parodžiau ten knygas jiems, iš ten pusę to dalykų, ką kalbėjom, gal bandžiau pardavinėti močiutei, o ne mamai knygas. Ir gausi, kad mamai patiko tos knygos, tai ta mama nusipirko tas knygas, o ne močiutė, kuriai bandžiau parduoti. Bet buvo mano pirmas klientas. Tai atsimenu, labai apsidžiaugiau ir tas atrodo iš to tokio emocinio labai tokios gilumos, kai jaučiausi labai prastai, labai pakilo tos emocijos ir galvoju, wow, viskas gerai, liuks, labai fainai, bet po to vėl tas toksai emotional roller coasteris vėl atėjo. Ką žinau? Pasitikėjime savimi turbūt, manau, labiausiai. Komunikacijos tie patys įgūdžiai ir ta atsakomybė, prisimta atsakomybė, kartais, kai galbūt nieko tiesiogiai už tai negauni, bet prisimta atsakomybė už darbus, už kitus žmonės, padėti kitiems žmonėms išmokti irgi. Mažiau galbūt būti orientuotam į save, tik tai daryti kažką dėl savęs, bet daugiau dėl kitų irgi pradėti daryti dalykus. Dabar per tas 4 vasaras, tai irgi, manau, pasitikėjimas savim atsirado, suvokimas labiau savo stiprybių, savo silpnybių, ant ko man gal daug labiau reikia padirbti, ką aš tiesiog turiu ir kuo aš galiu, kaip sakant, naudoti kaip savo variklį, kas man gerai sekasi.
Ir apskritai taip, kaip save matau. Sakyčiau, tiesiog branda, perspektyva, supratimas, kad apie šitą apskritai pasaulį, kaip pabendraus tiek daug žmonių, man atrodo, visai kitaip pradedi suprasti, kur tavo yra vieta kaip žmogaus. O kitas dalykas, tai manau, drąsa, savarankiškumas ir pasitikėjimas. Ką žinau, 3 žodžiais apibūdintai žiauriai gera vasara. Žiauriai gera vasara. Amazing adventure and friendships. Pardavimai, lyderystė, Amerika. Kažką keisdavau.